kai ją skaičiau 2 kartus, jinai kėlė labai skirtingus, net nesakyčiau jausmus, bet reakciją į tokią daugiau racionalią, intelektualinę reakciją. Ir toksai, ganėtinai paradoksalus tekstas, dėl to, kad viena vertus labai paprastas, labai paprastai parašytas, bet iš kitos pusės neaišku, apie ką vis dėlto čia yra viskas. Ir galima skaityti iš daugelio pusių ir skaitant kelis kartus galima perskaityti skirtingai. Tai aš tą pavadinau kažkaip knygos interaktyvumu ar kažkaip panašiai. Tai reiškia, kad jinai įtraukia skaitytoją į tą savo vidinį žaidimą ir suaktyvina, nežinau, intelektą. Labiau sakyčiau intelektą negu emocijas. Skaičiau kaip knygą apie žmogaus gimimą. Ilgas, labai skausmingas, o rezultatas, kad tas žmogus gimsta ar negimsta, kažkaip, ko gero, kad jį reikia atsakyti neigiamai. Tas žmogus, nors ir turėjo galimybę gimti, taip ir nekime. Tai toks mano asmeninis įspūdis pirmas ir buvo, kad kažkaip nelengva skaityti šitą knygą, nes kuo daugiau krapštai knygą, tuo daugiau nepatinka, ką krapštai savyje. Aišku, džiaugiuosi, kad šita knyga laimėjo skaitytojų pritarimą, bet antra vertus man tai yra labai keista. Nes eiliniam skaitytojui sveiko proto turėtų atrodyti, kad čia yra nesąmonė. Pagrindinis veikėjas, pasakotojas, jis vėlgi turi atrodyti, jis ir atrodo toks, tai yra nenormalus, liaudiškai tariant, psichas. Tai yra personažas tikrai įdomus ir 20-ojo amžiaus literatūros kontekste tai yra pažįstamas tipas. Tik tiek, kad jis čia gerokai truputį sužaistas kitaip jau postmodernistinė linkme. Ir autorės vaizduotė labiausiai pasireiškia sukuriant žmonių tarpusavio bendravimo lyg ir tipiškas situacijas, kurios išvirsta į kažkokį labai netikėtą absurdą. Keisčiausias dalykas, kad aš tą knygą rašiau prieš porą metų ir aš absoliučiai neatsimenu, ko aš tada norėjau ir apie ką aš norėjau, kad jinai būtų tada. Nes po to, kiek aš kartų ją skaitau, tiek jinai man atrodo visiškai apie kažkokį kitą dalyką. Jeigu jūs manęs dabar paklaustumėt apie ką tą knygą, tai aš pritarčiau tam, ką sakė Emilija, kad tai yra iš esmės meilės romanas. Jisai daug kartų nesėkmingai bandė mylėti, visą laiką buvo toks cool tipas, kad aš nemyliu ir man nereikia. Tol, kol neįsimylėjo iš tikrųjų. Ir kaip jisai bijojo tos tikros meilės, kaip jisai lakstė nuo tos tikros meilės visokiais įmanomais būdais. Tai va šiandien man tai būtų romanas apie tai, kaip baisu yra mylėti.